I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Sveiki visi, vėl sustinkam Baltic Sniper podcast'e ir šiandien turime įdomią temą aptarimui. Tai eiliniai, kaip sakyt, dalyviai podcast'o, tai Vygandas ir Šarūnas. Sveiki. Šį vakarą susitikę. Vygandai, turi užstrigęs ar esi čia? Sveiki. Okay. Tai, žodžiu, kaip ir buvom pranešę per 22 kalibro čempionato puslapį arba PRS Lithuania, puslapį, kad planuojame jau tampančią po truputį, kaip čia pasakyti, standartinę ir pasikartojančių renginių Lietuvoje. Tai yra mažo kalibro sporto PRS Rimfire stovykla. Ir šiais metais jinai bus didesnė negu pernai ir bandom išplėsti ir šiek tiek praskirstyti tuos dalyvius. Tai gal tada iš karto imam jauti už žagų ir judam į priekį, žodžiu, kad galėtume kaip galima glaušiau ir be didelių ten išsiplėtimų, aptarti, kaip kas yra. Tai Šarūnai, kokią šiemet sugalvom stovyklą daryti? Sveiki. Tai trumpai, jeigu tai Liepos 12-14 dienom Ehant šaudymo centre turėsim 3 dienų šiemet šaudymo stovyklą. Tai kaip ir Mindaugas minėjo, kad turim didesnę apimtim, 3 dienos intensyvaus darbo. Ir mintis buvo šiemet padaryti, įtraukti ir pradinukus, ar kaip pasakyti, pradedančius, ar norinčius susipažinti su šiuo sportu, įvesti juos į temą. Tai pirmą dieną mes turėsim penktadienį vadinamą beginner, pradedantiesiems skirtą dieną. Tai jeigu ten trumpai, tai pakalbėsim apie fundamentus, apie patį sportą, supažindinsim su įranga ir visa kita. O šeštadienis, sekmadienis, 2 ir 3 dienos yra skirtos šiek tiek pažengusiems sportininkams. Daugiau orientuosimės jau į visą tą sportinę gal dalį ir ten padirbėsim šiek tiek rimtesnėm temom jau. Tai 3 dienos puikioj šaudykloj. Tai trumpai, manau, tiek. Visus kitus dalykus. Aš irgi gal norėčiau gal paminėti būtent apie Ehant šaudyklą. Tai daugelis žino ją ir žino ją iš tos pusės, kad ten labai gerai išvystyta yra infrastruktūra. Tai tiek tam vadinamam medžioklinio šaudymo varžybom, tiek lėkšteles sportuoja, tai yra aukšto lygio. Man atrodo, šiemet pirmą kartą Lietuvoje bus organizuojamas ir Europos čempionatas medžioklinio šaudymo sporto. Tai visi, kaip ir minėjau, jie žino dažniausiai tą šaudyklą iš tos pusės, kad ten infrastruktūra labai gerai sutvarkyta. Tačiau žiūrint iš mažo kalibro sporto perspektyvos, tai ten yra tokia šaudykla, kokios nėra, ko gero, Lietuvoje kitos. Tai yra labai įvairiais kampais galima išdėlioti sektorius. Yra kampų šauti žemyn. Yra tikrai labai tokie, sakyčiau, kad netipiški landšafto variantai. Ir tos lokacijos jos leidžia labai labai kūrybiškai, sakykime, į tą pasižiūrėti. Tai aš tikiuosi, kad artimiausiu metu galbūt, kad ten irgi pradės būti organizuojamos, prasidės būti organizuojamos mūsų mažo kalibro sporto varžybos ir čia puikiai tokia intro diena. Jo, aš dar pridėčiau, kad šaudykla ir taip toliau. Kad patiems šauliam irgi reikėtų stengtis šaudyti kuo daugiau šaudyklų. Tai
skiriasi ten viskas, skiriasi ir landšaftas, skiriasi aplinka, skiriasi vėjas, viskas skiriasi. Tai kuo tu daugiau šaudyklų aplankai ir kuo daugiau atšaudai, tai tuo esi labiau įgudęs, labiau patirties pasisemi. Tai stengtis aplankyti kuo įvairesnių, tai čia irgi viena iš tų, kur mažų kalibrų dar gal nelabai kas ir šaudęs, tai aš tikrai siūlyčiau pabandyti šitas šaudyklą. Ok, tai stovyklą organizuojam ne pirmą kartą. Pernai metais pakankamai, taip sakyčiau, kad spontaniškai kilo idėja padaryti tą stovyklą, būtent siekiant padidinti, sakykime, konkurencingumą Lietuvos šaulių. Ir ne tik Lietuvos, nes pirmoji stovykloje, kurią mes darėme Marijampolės šaudyklai, būtent paskelbė kad darysim čempionatą, tai sudalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos šauliai. Atvažiavo 2 dienas kartu su mumis mokėsi ir iš tikrųjų gavom labai daug gero grįžtamo ryšio pagal tai, kaip viską padarė. Lenkai net 5 buvo, man atrodo, Latvijai 3, neatsimenu. Tikrai 2 ar 3, jo. Įspūdingai. Tai ten ne tik, kad pasitreniruoti ar susipažinti ant to sportų buvo tokia kaip daugiau populiarinimo, bet dar buvo viena priežastis nemaža, kad buvo artėjantis pasaulio čempionatas mažo kalibro Italijoje ir tuo pačiu Lietuvos čempionato finalas. Tai buvo viena tokia labai gera proga, labai tinkamai pasiruošti tam dalykui. Tai labai gerai išpildė šitą temą visą tą stovyklą. Jo, aš pats irgi ruošiausi, atsimenu, tada pasaulio čempionatui, tai nors ir man ten teko instruktoriaus rolė nemažai užimtumo, išskyrus galbūt, kai mes ten po to sudalyvavom varžybėlėse, tačiau kas man pačiam labai patiko, kad mes pritaikėm tą principą būtent to vadinamo drilinimo, tai yra, kad ne tik tai kažką pabandai naujo, ką instruktoriai papasakoja, bet ir turėjo pakankamai laiko studentai patys, ta prasme, pabandyti ir tam tikrą prasme suformuoti kažkokius tai užuomazgas raumenų atminties, ne? Tai būtent kaip buvo geras tas teorijos ir praktikos suženijimas, sakykim taip, liaudiškai tariant, ir turėjo šauliai galimybę, ta prasme, kaip nesakau, tas negražus gal žodis, bet padrilinti, įsisavinti konkrečiai vieno ar kito pratimo ar vienos ar kitos pozicijos situaciją ir kartu ir pasimatuoti su tais pačiais instruktoriais tą patį kraftą šaudant ir taip toliau. Mes taip pat ir labai šiaip gero grįžtamo ryšio iš studentų sulaukiam, tai tas irgi skatina, sakykime, tęsti tą darbą ir tęsti dalinimąsi žiniomis. Jo, iš Lenkų tikrai atsimenu buvo ir video net įkėlė į Facebooką su atsiliepimais gerais. Berods federacijos, ne, šitas Lenkų irgi. Hubertas Tycas. Ir Hubertas jo, ir buvo pasidalinę, kad jam žiauriai patiko. Ir pats formatas ir aplamai visas, tiesiog, buvo tikrai geri atsiliepimai. Smagu. Tie atsiliepimai buvo netgi po pirmos dienos, nesulaukus, sakykime, pilnos programos išpildymo. Tai tikrai jau klausė, kada sekantį kartą ir kada vėl darysi. Tai man gal Lietuvoje aš dar nebuvau tokio matęs galbūt formato, kai vienoje vietoje šaudykloje buvo dėstoma ir teorija ir iš karto buvo einama praktiškai viską išbandyti. Tai aš pritaikiau tam tikras ir surinktas žinias užsienio kursuose, kokį esu turėjęs patirtį, ne, ir kaip tą galima įgyvendinti. Plus visas šitas, kaip čia pasakyti, visas šitas formatas, kuo jis man pačiam šiaip labai patiko, tai yra, kad tos įgytos žinios iš karto buvo labai greitai ir praktikoje išbandytos mini varžybėlėse. Ir jeigu aš gerai atsimenu, pas mus buvo toks šaulys, ir dabar jisai yra pas mus važiuoja irgi čempionatą dalyvauti, Pavelas iš Lenkijos, tai jisai pirmose savo varžybose Lietuvoje, man atrodo, liko paskutinis, o
O po stovyklos, man atrodo, jis buvo ten 4. ar 5. jau tarp visų šaulių. Tai turiu omeny, buvo milžiniškas progresas ir tam tikrą prasme tos stovyklos ir yra susijusios su tuo, kad ne tik tai pamatai, kaip kiti kažką daro, ne kaip varžybose gali kažką nusižiūrėti, bet ir turi galimybę per kelis ciklus bandymų išsibandyti vienus ar kitus pamatytus įgūdžius ir sakykime, suformuoti kažkokį tai užuomazgą. Tikrai užuomazgą, nes stovykla neišmokins automatiškai tavęs gerai šaudyti ir taip toliau. Negali tik tai nukreipti tave vieną ar kitą linkme. Tai jeigu šnekėt apie detalumą, ne, tai mes darysime stovyklą 3 dienas. Penktadienį bus diena skirta naujokams. Tai mes ten kviečiame atvažiuoti šaulius, kurie yra neseniai įsigiję šautuvą, susikomplektavę, ne, ir nori dalyvauti varžybose, bet galbūt nedrįsta atvažiuoti į pirmasias ir panašiai. Tai čia drąsiai gali atvažiuoti, bus visi naujokai, o galbūt bus ir ne tik naujokų atvažiavusių, kurie norės pagilinti žinias. Mes ką matome, kad labai ne tik Lietuvoje, bet ir artimam užsienį yra labai daug vyrauja savo mokslių žmonių ir jie galbūt kartais savo tam ateime į šitą sportą praleidžia tam tikrus kritinius momentus, kurie juos stabdo ir neleidžia toliau tobulėti. Tai tokios stovyklos ir sakykime, ta teorija ir praktinės žinios, kur mes būtent koncentruosimės į tas temas, kurių dažniausiai su patyrusiais šauliais neliečiam, nes visi galvojam, kad viską visi žino, ne? Ir ten jau šnekam į labiau, sakykime, daugiau įgūdžių reikalaujančius dalykus, bet labai dažnai pastebim, kad ir tie patyrę šauliai, kartais ir mes patys kažką jau kaip sakyti, praleidžiam iš tų fundamentalių dalykų ir kai kur dėl to ir nukenčiam, žinai, sportiniai mūsų rezultatai. Kartais ir mes patys nuraunam, jo. Tai jo, čia faktas. Tai klasika. Mintis yra tokia, kad penktadienį mes kviečiame naujokus ir visa diena bus subalansuota naujokam ir mes aiškinsim labai, labai primityvius dalykus, tačiau jie gali ir kai kurie seniokai, ypatingai, sakykime, kurie ilgiau šitame sporte sukasi, tačiau jų rezultatai, sakykime, yra užsistovėję kažkokioje tai vietoje. Tai rekomenduotume tikrai atvažiuoti į naujokų dieną ir mes ten tikrai padėsime suformuoti tam tikrus dalykus, kurie galbūt jums padės ateityje pasiekti geresnių rezultatų. Jo, ypač dar noriu pridėti naujokam, kad jeigu galvojat, kad savo mokslį taip pat tiesiog paimsit ir išmoksit, tai bus gal ir išmoks, bet bus žiauriai sudėtinga. Bet kai kažkas užveda ant kelio ir parodo, kaip reikia teisingai viską daryti, tai tas kelias trumpėtų 100 kartų. Tai čia tiesiog net neklausimas. Yra šito vietoje tikrai daug paprasčiau. To kelio ilgumas dažniausiai yra matuojamas laiku, ne? Tai mėnesiais, metais, savaitėm ir taip toliau, ir šovinių skaičiumi. Ne? Tai aš dėl ko pats pradėjau savo kelią nuo įvairių kursų ir kai pats pamačiau, kad ten po 2-3 metų šaudimo, kad niekur nejudu tolyn, aš pradėjau važinėti į užsienyje į kursus ir mano tada pasitaisė kardinaliai situacija. Tai realiai tas tam tikrą prasme nebandymas išrasti dviračio, atrasti kažkokį tai ten šventąjį gralį ir pačiam sugalvoti, ką čia reikia padaryti šautuvui ar technikai ar dar kažkam, kad pradėčiau geriau šaudyti, o būtent išvažiavimas iš savo kiemo, susipažinimas su praktikom, kurias naudoja tarptautiniai šauliai ir atveda į tą pakankamai greitai, sakyčiau, ir efektyviai ir ilguoju laikotarpiu matuojant pigiau, realiai taip yra, pasiekti tam tikrą rezultatą. Taigi, grįžtant prie temos, 1 diena naujokams skirta, penktadienis. Antras etapas būtų šeštadienio ir sekmadienio dienos, kurios yra skirtos, sakykime, taip labiau pažengusiems arba jau šaudantiems sporte šauliams. Mes labai tada daug dėmesio skirsim būtent sportiniai šios, sakykime, srities daliai. Galbūt nebus tiek daug teorijos, bet bus daugiau to vadinamo drilinimo. Tai reiškia įgavimo tos vadinkim tos praktinės patirties, ne? Ir kažkokio tai įgūdžio suformavimui. Ir tada yra, kaip visą laiką, irgi opcija
atvažiuoti į visas dienas, ne? Tai galima atvažiuoti tik tai pirmą dieną, galima atvažiuoti tik tai antrą ir trečią dieną kartu, ne? Tai yra pirma opcija vieną dieną dalyvaujam, antra opcija 2 dienas dalyvaujam ir trečia opcija galima atvažiuoti, jeigu esat pasiryžę, žodžiu, viską išmokti, tai ir penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, ne, kartu. Tai dėl kaštų mes galim iš karto pasakyti, kad penktadienio kaina yra 60 eurų, čia visi kaštai išskyrus nakvynę ir maistą yra įtraukti. Tada antrą ir trečią dieną, tai yra šeštadienį ir sekmadienį, kaina yra 120 eurų, nu, tai dvi dienos dvigubai ir kaina. Jeigu atvažiuojat į visas dienas, tai 165 už stovyklą. Jeigu mes irgi priimam jaunimą, tai jeigu patenkate į junior kategoriją, tai yra jums yra mažiau negu 18 metų, tai kaip ir čempionate, taip ir čia yra 50% nuolaida. Tai va. Vygandai, kodėl dar tu... pabrėžt norėjau, kad antra ir trečia diena tai ne po vieną jos yra 2 dienų kursas. Taip. Advanced, tas pažengusiems yra 2 dienų kursas. Negalit pasirinkti atskirai vienos dienos, tai yra 2 dienų užsiėmimai. Kiekvieną dieną jie bus, užsiėmimai bus ir drilai skirtingi. Tai patikslinimas lengvas. Vygandai, kodėl galvoji, kad verta dalyvauti? Iš tikrųjų, tai jau čia ir kaip ir užsiminėt abudu po truputėlį, tai man toks, kas iš savo patirties, ką žinau ir kuo įsitikinau, kad tai yra pigiau ir greičiau. Jūs tikrai sutaupysit pinigų, negu mokinsitės patys, tada gaišite laiką, važiuosite į užsienį varžybas ir bandysite tuos savo tobulintus įgūdžius pritaikyti. Tai čia tiesiog yra koncentruota informacija per labai trumpą laiką. Ta informacija savyje atneša daug smulkmenų, kurios laikui bėgant generuoja tikrai geresnį rezultatą. Tuomet pastatytas į tokias sąlygas esi priverstas dirbti, nes čia kaip ir nauji metai ir visi tie naujametiniai pažadai, kad jau nuo naujų metų, tai ten nuo sausio 1 skaitos, užsirašau į sporto klubą ir einu, ar ne? Ar ten dar kažko nedarau. Tai panašiai ir čia yra. Atvažiuoji į tą šaudyklą, susimoki pinigus, pabendrauji su kolegomis ir ta kažkokia treniruotė arba treniruotės vizija, su kuria važiavai, nebūtinai yra išpildoma ir padaroma ten iki galo, arba kažkas pasimiršta. Tai čia konkrečiai yra planas ir tu esi priverstas dirbti. Taip pat labai svarbu, jau ką irgi minėjot, kad yra nauja aplinka, nauja šaudykla, tai oro sąlygos, landšaftas tiesiog vizualiai visiškai nepažįstami vaizdai ir tas pats ir taikinių atpažinimas ir visa kita, tai irgi lavina papildomus įgūdžius. 2 dienos arba 3 dienos. 3 dienos, tai mes jau įsitikinom Norvegijos varžybose, kad reikalauja tikrai papildomus ištvermės. Tai net ir 2 dienos tokio koncentruoto darbo, skatina, ar kaip čia, galbūt neskatina, bet lavina tinkamai paskirstyti jėgų resursą visom dienom, visiems pratimam, ypač kai yra varginanti saulė arba šalta. Tai mes lavinam tą 2 dienų varžybų formatą. Toliau, kas yra labai svarbu ir, sakykime, gal nedrįsta žmonės ar kokios priežastys, bet tiesiog susipažinimas su kitų šaulių įranga. Tai puikia proga prieiti, pabandyti, pasižiūrėti, kas ką naudoja ir tiesiog išsibandyti, gal atrasite kažkokį slaptą receptą, kuris jums taip pat padės generuoti geresnį rezultatą. Man tai vienas iš tokių dalykų, aš gal pertrauksiu šiek tiek, Vygandai, kad irgi kažkaip neįprasta Lietuvoje, pavyzdžiui, paprašyti, kad daug man pabandyti su tavo ginklu iššauti, arba daug pabandyti pačiupinėti, kaip čia kas veikia, kaip taip toliau. Nors realiai
aš, pavyzdžiui, kiek esu tai paprašęs, ar užsienyje, ar Lietuvoje, tai visą laiką, netgi sakyčiau, nori visi, kad su jų ginklu kažkas pabandytų, pasakytų savo nuomonę, taip toliau. Tai čia vat irgi vienas iš tų dalykų, žinai, kur labai, kaip čia pasakyti, ta bendruomenė, kurioje mes dabar sukomės, jinai yra labai atvira, dalinasi realiai informaciją, dalinasi, kas ką yra padaręs. Ir netgi ir dabar naujų šautuvų yra atsiradę jau šiais metais, anksčiau negirdėtų, sakykime, Lietuvos rinkoje. Ir tikrai visi ten dalinasi tą informaciją, kas ten pasisekė, kas nepasisekė, ką reikia padaryti, taip toliau. Taip pat aš irgi gal komentarą iš tikrųjų dėl įrangos, aš kažkaip nebuvau pagalvojęs, bet ir individualiai šnekamės su šauliais, bet galbūt ir galima būtų, pavyzdžiui, padaryti vieną iš tokių temų, ne, kad sustatom visi savo ginklus ir mes galėtume praseiti ir tiesiog, žinai, savo nuomonę padaryti, papasakot, žinai, apie kažkas tai modifikacijas, kas mūsų galva yra gerai padaryta, kas ne, nes irgi šiek tiek tokie, matosi, kad yra žmonės, kaip čia pasakyti, šauliai šiek tiek modifikuoja savo ginklus, būktai siekiant pritaikyti tam tikriem šio sporto niuansam, bet ne visą laiką tos modifikacijos galbūt yra padaromos su labai logiškai ir labai išmanant vienus ar kitus niuansus. Tai čia irgi viena iš tų vietų, kur galima vienoje vietoje koncentruotai ne tik tai pamatyti, kas yra gerai, bet ir kartu pačiupinėti, pabandyti, pamatyti skirtumus ir taip toliau. Varžybų metu tikrai to nepadarysi, nes tiesiog yra ten griežta tvarka ir kažkaip gal po varžybų, bet po varžybų dažniausiai visi skumba namo, turi kitų reikalų, o čia šitoj vietoj, arba, sakykime, ar ne, tai dalyvaujame mes ir kitose treniruotėse ar pratybose ir kartais ten, žinai, žiūri kažkas iš šono ir, o kodėl tavo ginklas tiek daug sveria, žinai. Ir tada tu užmeti maišą ant barikados, padedi tą ginklą ir sakai, prašau, šau. Ir pabando, žinai, ir tada iš karto ateina supratimas, kur čia tas šuo pakas. Kad ten yra, tiesiog kompleksas visas, žinai, kad tas svoris ten ne šiaip savo uždėtas arba, sakykime, balansas yra dar kažkas, tai tiesiog ten labai greitai prisimeti, pasibandai ir tau viskas aišku, tinka arba netinka. Niuansai gal yra tokie dar, ne, kad šaudimas, bet kuri šaudimo disciplina iš esmės tam tikra prasme yra ir techninė sporto šaka. Tai reiškia, egzistuoja tam tikrų paslapčių, kaip kas ką daro, taip toliau. Tai čia irgi manau, kad labai gera erdvė nemažai sugriauti mitų, išgirsti iš pirmų lūpų, sakykime, šauliai, kuriem sekasi, ne? Kaip kas ką daro, kokie receptai veikia, kokie neveikia ir ta aplinka, jeigu aš atvažiuoju į mokslus, ne, ir čia mes visi susirinkę esame mokytis, tai nėra durnų klausimų, yra atviras bendravimas ir tas informacijos susirinkimas, žinai, iš pirmų lūpų. Aš dar pridėčiau, aišku, gali kilti, sakyk, Šarūnai. Jo, kad per varžybas gal ne pats geriausias laikas bandyti naują įrangą, bet jeigu kažko prireikia, tai visą laiką drąsiai gali paprašyti, tai tiesiog duok šitą maišą, gali atšaudyti, bet gal geriau pabandyti per treniruotę. Aš manau, kad irgi čia viena iš tų temų, kurias mes tikrai aptarsime, žinai, moksluose, tai yra, kad ką reikia daryti ir ko tikrai nereikia daryti varžybose, jeigu mes galvojam apie kažkokį rezultatą. Iš kitos pusės irgi, jeigu esam naujokai, tai to prasme nereikia ten 3 metus taupyti ir rinkti įrangos, kad galėtum atvažiuoti į pirmą savo varžybas. Tai tą irgi reikia. Jo, tai dar prie to, kodėl verta dalyvauti, Vygandą papildant, tai vien tik tai dar tas yra pliusas didžiulis tokių stovyklų, kad instruktoriai ar treneriai, ar kaip pavadinta, betarpiškai su jum dirbs. Tai ne tai, kad 20 žmonių šaudys ir ten nieks nežiūrės, bet tiesiog su kiekvienu asmeniškai bus dirbama ir stebima ir patariama. Tai tas betarpiškas žvilgsnis iš toksai iš šono ir su pagalba, tai yra tiesiog neįkainomus vertės kartais, kai kažkas tai tiesiog tave stebi ir kiekvieną tavo žingsnį gali pakomentuoti, patarti ir panašiai. Tai tas betarpiškas darbas yra žiauriai vertingas.
Tai jis yra įkainojamas, jeigu kas nors esat lankę ten sporto klubą su individualiu treneriu, tai šiais laikais, ko gero, žinot, kiek viena valanda kainuoja, ne? Tai čia realiai už 3 valandų kainą jūs gauna 3 dienas individualaus prieimo ir požiūrio ir mokslų ir priežiūros, o ne, sakykime, 3 apsilankimų sporto klube po 1 valandą. Tai čia irgi toks, kaip čia pasakyti, tam tikrą prasme. Sporto klubo mėnesio abonentas yra viena treniruotė su asmeniniu treneriu. Tai kainų tokie santykiai. Tai bet Šarūnai, o kokia yra kompetencija trenerių? Kas mes čia tokie? Tai iš tikrųjų mus tai daug kas jau ir tai pažįsta, žino. Esam vieni iš tokių labiausiai gal atpažįstamų veidų Lietuvoje, kas liečia PRS sportą. Šiaip iš kur mūsų visa šita patirtis ateina, tai iš tikrųjų bent jau aš asmeniškai, tai šitas sportas man yra toks kaip pasidaręs vos ne kaip gyvenimo būdas, nes tiesiog neišlendi iš tos informacijos, neišlendi iš šaudyklų kartais, kiekvienas savaitgalis yra šaudykloje, kiekvienas savaitgalis yra su ginklu ir mūsų pats dalyvavimas varžybose ir ypatingai tarptautinėse varžybose per eilę metų, tų varžybų tikrai yra ten 10 atšaudyta, tai iš ten visa ta patirtis didžioji iš tikrųjų ir yra parsivežama. Tai ne tai, kad, sakykime, sudalyvaut tose varžybose, bet ateina laikas, kai norisi pasiekti ir kažkokį tai rezultatą. Tai vat šitie 3 žmonės, kuriuos matot, tai manau, kad sudėjus bendrai vidurkius, pasižiūrėjus reitingus, tai Lietuvoje, man atrodo, ir yra top 3. Kurie parodė per paskutinius kelius metus rezultatus, tai aš manau, kad naujam žmogui būtent tokios patirties, iš tokios patirties ir reikėtų semtis naujų ar patobulinti kitus įgūdžius. Tai pavyzdžiui, vat Mindaugas, pasaulio čempionate 15 yra Open divizione. Pernai metai vyko Europos PRS čempas Vengrijoje. Vygandas 2 vieta, aš 4, Mindaugas 5. Nu ir čia galim vardinti iš tikrųjų nemažai tų varžybų, bet rezultatai tiesiog kartais, jie kalba už save. Tai man. Skandinavijoje ten, Mindaugai, Skandinavijoje ten irgi jūs duodat truputėlį žinot apie save, hebra. Tu Botnijoje pernai 5 buvai, ne? 6? Ne, man tad kaip užkeiktas yra 5-ukas, aš 6, 7 buvęs, esu buvęs 8 Arctic Precision, ar 7, neatsimenu. Esmė gal kame, kad jeigu kažkas iš mūsų dalyvauja, sakykime, europinėse PRS varžybose, tai visą laiką 10-uke bent vienas iš mūsų yra. Tai ta prasme, Vikingas, aišku, čia daugiau gal jau pasaulinio lygio buvo varžybos, tam gal atskiro net ir podcast'o reikalautų tas aptarimas viso šito reikalo, bet mintis yra kame, kad konkurencingi mes iš savęs esam kaip komanda ir patys, kaip sakyti, viens už kitą, kaip čia pasakyti, labai panašiam, aš manau, kad lygiai šaudom. Ir viens už kitą, ta prasme, karts nuo karto geriau pasirodom, žinai. Tai, bet gal mintis yra kame, kad esminis dalykas yra tas, kad buvimas, sakykime, tame lygyje, tai irgi parodo, kad mes esam praėję tą kelią, ne? Tai nuo nulio, tiek įrangos prasme susikomplektavimo, tiek treniruočių metodikos susidėliojimo, tiek įgalinimo, ne tas visas žinias pritaikyti didelio streso sąlygom, taip toliau.
nes, pavyzdžiui, tam pačiam Europos čempionate buvo online'iniai rezultatai ir ta prasme, visi matė, kaip kam sekasi, ne, ir mes ten iš vis po pirmos dienos ten iš vis labai gražiai Lietuva atrodė, ta prasme, bendroje įskaitų lenteliai. Tai ir gebėjimas sustaikyti ir su tuo stresu ir 2 dienas išlaikyti tą performansą, aš manau, kad irgi, ta prasme, vienas iš tokių dalykų, kurie pasako apie mūsų galimybės ir sakykim taip, blogai tikrai nebus, o jeigu jau norėsite siekti kažkokių tai aukštesnių rezultatų, bus galima irgi pasinaudoti mūsų pačių praktiką, tai yra pas užsienietį trenerį nuvažiuoti ir pasimokyti, ne? Tai aš čia gal vienas iš pirmųjų iš PRS-o prasme buvau išvažiavęs į Anglijoje į kursą, ten mes šaudėme su Scott Satterley 2 dienas stovykloje. Tada aš kažkada čia, man atrodo, prieš 2 metus buvau Markusą Olsoną atvežęs, tai tiek Vygandas, tiek Šarūnas irgi sudalyvavo pas jį. Ir tikrai, kaip čia pasakyti, po to kurso pasijautė tam tikri niuansai ir supratimas, ne, kas yra svarbu, kas ne, dėl įrangos, taip toliau. Tai čia irgi mes tokie kaip ir visa, kaip čia pasakyti, kaip ir visa bendruomenė augama, ne, ir ten tas mano verslas atsirado, ne, su tais komponentais įvairiais, tai atsirado ten ir ginklai, ir šaudmenys, ir laudo reikalai, ir tie patys visi aksesuarai, kurių reikia, ne, pritaikymui šitam verslui. Tai mintis yra tame, kad šitie visi atsipirkę yra kursai. Bet ta prasme, Plius, kad šiaip skiriam tam iš tikrųjų žiauriai daug laiko, ta prasme, nes tas žingeidumas, jisai irgi daro savo, žinai, kai tu tiesiog tas žinias ryji, tą naują informaciją seki pastoviai, nu tai tu ją ir turi, žinai, tai ir gali dalintis, turi kuo dalintis, nes tu pastoviai tą pulsą užčiuopęs ir laikai, žinai, kaip sakyti, visas naujienas seki, tai, nes tiesiog tai yra įdomu. Tai mintis gal yra ir tame, ir vienas iš sudedamųjų dalykų yra tame, kad nors ir, sakykime, mums visai neblogai sekasi, mes norim dar geriau, ieškom tų būdų, ne, kaip tapti geresniais, ir vienas iš tų irgi yra kursai. Tai irgi nepaslaptis, ne, kad važiuojame į pasaulio čempionatą Amerikoje šį rudenį, centrinio skėlimo varžybos pasaulio čempionatą, bet kadangi jau būsim Amerikoje, tai pasinaudojom galimybę ir užsisakėm šiuo metu geriausius pasaulyje kursus PRS-o šaudimui pas JTAC komandą, tai pas Clay Blacketer, Austin Orgain, Justin Watts ir Tate Streeter. Tai patys ten, jeigu gerai atsimenu, už 2 dienų kursą mokėsime po $1,000 ir bandysime dar tų pasirankiot žinių, įgūdžių ir sužinoti, kaip geriausia pasaulio šauliai daro tuos visus dalykus ir atvežti ir pasidalinti tam tikrom žiniom jūs. Aišku, prieš tai išbandę, nes mokyti to, ko nesupranti ir ką tik tai girdėjai, čia irgi toks kelias į nieką. Nes perteikti žinias irgi yra įgūdis. Ja. Mindaugai, gal tu gali priminti, kuriuo momentu ar po Prancūzijos finalo ir tarp pasaulio čempionato mes turėjom Markusą pas save Lietuvoje? Ar po pasaulio čempionato? Kadangi ten buvo COVID reikalai, mes po turėjom pasaulio čempionato Markusą. Aha. Tai man toks irgi, žinai, užstrigo, kad aš asmeniškai tuo metu jau buvau 2 kartus Prancūzijoje, nu ir abu 2 kartus turėjom stiprių kolegų iš viso pasaulio, nu ir taip atrodė, žinai, tie kursai, ką žinau, sakau, nu, ar tikrai ten, žinai, verta, ar, nu, ką ten gali pamokyti, žinai, nu, čia viską žinom, nes 2 kartus buvom išvažiavę. Nu ir tada, sudalyvavom, nu ir atsivėrė akis, kad yra tikrai tų smulkmenų ir netgi tokiuose labai paprastuose dalykuose, kaip ginklo ten sureguliavimas, žinai, iš pradžių atrodė, nu, ką jis čia kalba. Bet, nu, ta prasme, skyrus tam laiko, pasirodė, kad tai tikrai yra efektyvu. Tai, sakykim, čia apie tą buožių trumpinimą, nekalbė? Pažandžių nuleidimai. Pažandžių nuleidimai, žinai, statmenas
kaip čia, pozicijos užėmimą, žinai, stačiai tiesiai į taikinius ir į ginklą. Tai vat, nu, tokie perliukai, kur, sakykime, po truputį pasitreniravus juos dar, ten tikrai, tą pirmą dieną ten tikrai ne kažkas atrodė, čia manau jau ir ne taip, ir čia blogai kalba, bet vat po keletos treniruočių pasirodė, kad, nu, tai tikrai duoda rezultatą ir jisai yra stabilesnis. Tai vat, nu, tas požiūris taip kardinaliai, sakykime, pasikeitė ir dabar va, visi tie pasiūlymai, kur būna kažkur nuvažiuoti, tai be didelių abejonių ten tiesiog imam ir svarstam. Jo, supranti, kad esmė dar dar yra tame, kad tiek daug išmokti visko, kad atrodo, čia mokym, jo, bet kai kartais parodo, tai pasirodo, kad lemva dar daug visko yra, žinai, kur pakast. jo, tai čia neišsemiama iš tikrųjų, čia kaip, nu, žmonės visą laiką gyvenime mokosi ir galbūt tą, ką mes mokomės ir su to pačiu Markusu, o ne ką mokėmės, tai jau dabar yra pasislinkę viskas į priekį ir tie, sakykime, kai mes ten galėjom galbūt pretenduoti ten į 5-tuką Švedijoje, o ne kažkuris iš mūsų, tai po metų laiko jau gal bus tik 10-tukas, nes švedai irgi vietoj nestovi, žinai, ir taip toliau ir juda, tai mes visi turim judėti į priekį, imti tas naujas žinias ir taip toliau. Mūsų mintis darant šitą stovyklą tai yra kaip galima daugiau informacijos atiduoti didesniai grupiai žmonių ir tą daryti ne kažkaip tai pribėgom varžybų metu ar treniruočių metu, bet tą daryti metodiškai, aiškiai, sudėliojus, apgalvojus iš pradžių, kaip ką iškomunikuoti. Ir iš esmės, ką reikia tikrai pažymėti, kad šiuo metu tos stovyklos kaina yra 60 eurų už vieną dieną, kai tuo tarpu mes patys, kai važiuojame mokytis, tai nesam mažiau mokėję negu 250. Taigi raginame dalyvauti stovykloje, atvažiuoti, pasisemti žinių, pasidalinti irgi žiniomis, taip, kam geriau sekasi. Taip pat raginame dalyvauti 22 kalibro čempionate. Tikrai žiauriai gera kokybė šitų varžybų yra, palyginus artimai užsienį. O esam ten ne kartą ir ne du buvę, matom, kaip yra organizuojamos varžybos ir kokį mes lygį čia Lietuvoje esam pasiekę. Ir tikrai nėra lengva mūsų varžybose dalyvauti, kas irgi kelia automatiškai lygį ir leidžia pasiekti geresnių rezultatų. Jeigu esat naujokas, tai turite unikalią progą labai koncentruotai gauti daug žinių. Ir jūs, kai girdėsite šitą podcastą, jau bus paleista registracija į stovyklą ir ten taip pat rasite papildomą informaciją, kaip ką reikia atsivežti, taip toliau, ką su savim turėti. Ir jeigu turit bet kokių klausimų, galit į bet kurį iš mūsų kreiptis ir galėsim pakomentuoti, patarti ir panašiai. Aš manau, nėra geresnės galimybės tiesiog šiuo metu Lietuvoje padaryti tokį didelį gerą šuolį į priekį. Tai tiesiog nėra. Tai čia yra unikali galimybė. Kam yra įdomu, tai turi tiesiog unikalią galimybę. Nu ir nepamirškim klubinių varžybų, kurios Lietuvoje sunkiai, bet vis dėlto vyksta. Tai čia irgi puikios treniruotės ir prašom važiuokit ir dalyvaukit. Jo, ačiū match direktoriam, kad daro ir nedidelės mažas varžybėlės. Tai irgi puikus drilas kartais. Aš irgi praeitą savaitgalį dalyvau varžybose. Iš tikrųjų, tikrai jau seniai buvau, aišku, tikrai nevažiavau ten labai stipriai susikaupęs, bet jau seniai negavau tokių pamokų kaip tose klubinėse varžybose, ir kur irgi labai lygioj vietoje išlindo tam tikri dalykai apie nepasiruošimą, apie nesusikaupimą, apie to pačio procedūrų nevykdymą, ir tai skaudžiai kainavo. Tikrai, nors ir užėmiau antrą vietą, bet nuo pirmos vietos atsilikau begalę taškų ir mane visiškai Dainius suvalgė, atsilyginau už praeitus metus, žodžiu, su kaupu. Net antra vieta nedžiugina, žinai. Ne. Aš aišku, tam, kaip sakyti, esmė yra tame, ko gero, labai svarbus pozityvumas visam šitam reikale, žinai. Dėl karvės, kaip aš sakau, varžomės,
bet irgi labai svarbus tas grįžtamasis ryšys, ne, ką tu pasiimi iš kiekvienos šitos veiklos, siekiant dėti kitą žingsnį ir taip toliau. Tai va. Tai ką, gerai, manau, kad šiek tiek susitvarkius mūsų čia tai darbotvarkiai ir užimtumui, kuris paskutiniu metu labai didelis pas mus visus, ir dėl varžybų, ir dėl šaulių varžybų, dėl kitų organizacinių dalykų. Ir taip pat ruošiame labai įdomių naujienų centrinio skelimo žodžių šauliams, kur manau, kad Lietuva sugrįš į prieš tai buvusias pozicijas tam tikroj srity. Tai tikrai paruošime naujienų ir manau, kad esam skoloj savo žiūrovom dar kaip minimum Vikingo aptarimą. Pradėsim ko gero šiek tiek šnekėti apie mūsų pasiruošimą pasaulio čempionatui, nes reikia viešinti, kas čia tokie važiuoja, ką ten veiks ir taip toliau, ir kokie tikslai. Ir daugiau duosim to turinio tam, kad būtent vėlgi padidinti viso šito mūsų reikalo populiarumą ir pakelti mūsų lygį šaulių. Ką, kolegos, manau, kad laikas šiandien baigti. Geros visiems žodžių dienos, kas kada klausot, ir susigirdėsim neužilgo. Ok, ačiū už dėmesį. Susitikim šaudykloje. Iki pasimatymą. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my